Tai va, daug kas klausė, kaip susideda vata, paskutinis sluoksnis, jeigu tašelis tik tai 3 cm. Tai va, kaip viskas atrodo, kaip susideda vata. Ir šitą darbą reikia atlikinėti būtent šitam etape. Nes priešingų atveju, jeigu sumontuotume kabelius, viską padarytume, karkasus, tai taip kokybiškai nepavyks sudėti vatos. Va, matot. Ir dabar va, visur yra padaryti pagrindai, kur vedžiosis kabeliai, kur tvirtinsis laikikliai, kad gofras pritvirtint. Elektrikui va, be jokių tenais kušių palikinėjimo gilzės yra paruoštos, įsives savo kabelius. Va, visur tvarkingai. Paskui mes grįšim užsandarinsim ir viskas. Ir dabar ant viršaus sumontuosim karkasą atitinkamų žingsnių, kokį reikia vertikaliai, ir viskas gausis gražiai. Ir kas svarbiausia, tai viskas apšiltinta idealiai, tai tas paskutinis sluoksnis išlaikytas irgi vientisas, kaip ir visi praeiti sluoksniai. Tai va, tiek reikalų. Viskas sutvirtinta. Nu, žodžiu, viskas tvarkingai.